Kas čia rajone, mes čia rajone. 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 Aš manau, kad kiekvienoje įmonėje patys kiečiausi visada būna pardavėjai. O pardavėjų komandos dažniausiai atrodo kaip kokie superherojai. Ir viskas dėl to, kad pardavėjai išgyvena daugybę sudėtingų situacijų. Ir dėl to, kad pardavėjai mokinasi žymiai daugiau negu visi kiti. Ir tą man neseniai patvirtino mano senas geras pažįstamas Martynas, kuris pats išgyveno šaltus skambučius, praėjo 2 susitikimus kartu su savo šefu ir tapęs pats kiečiausias įmonės pardavėjas, jisai pats gavo savo komandą. Ir dabar jau jisai, Martynas, turi užtikrinti sklandų savo komandos darbą. Bei už visos komandos rezultatus jisai atsako prieš savo vadovus. Kadangi pats Martynas su dideliu džiaugsmu ir entuzijazmu visada eina į visus įmanomus mokymus, darbą su savo komanda jisai nusprendė būtent nuo to ir pradėti. Bet tam, kad įveiktų komandos išankstinį nusistatymą bei suvaldytų visą mokymosi procesą, Martynas kreipėsi į mokymų profesionalus, kurie iš karto jį užpylė savo pasiūlymais. Pirmas pas Martyną atėjo pardavimų vilkas, kuris sako, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš turiu unikalią metodiką. Kaip tiksliai išsiaiškinti kliento poreikius ir per vienos dienos mokymus aš iš jūsų kolegų padarysiu tikrus pardavimo profesionalus. Jie laisvai galės suvaldyti visus jūsų klientus. Tačiau geriausia, ką per tokius mokymus išmoksta pardavėjai, tai kaip parduoti tušinuką. Antras pas Martyną atėjo veidoskaitos ir kūno kalbos ekspertas, kuris sako Martynui, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš išmokinsiu jūsų pardavėjus nuskaityti kiekvieno žmogaus kūno kalbą bei visas veido linijas. Ir žinot tą jausmą, kaip po tokių mokymų, tu ilgai žiūri savo klientą, versdamas galvoj visus įmanomus veido tipus, kol pagaliau atitaikai. Aišku gerai, kad sekantis pas Martyną pasibeldė įtakos bei manipulacijos ekspertas, kuris sako Martynui, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš jūsų jaunus ir nepatyrusius pardavėjus išmokinsiu visų įmanomų įtakos taisyklių. Ir jie taps tikri alfa pardavėjai, kurie taip gerai valdys savo kalbą, kad su jūsų klientais galės daryti, ką tik nori. Aišku gerai, kad dar pas Martyną atėjo ir proceso automatizavimo specialistas, kuris sako Martynui, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš sako jūsų pardavėjus paversiu vieningai veikiančią mašiną. Jie patys išmoks automatizuotis visus savo procesus, o dar kaip bonusą aš pas jūs įmonei įdiegsiu visų procesų stebėjimą. Aha, visi mes žinom, kaip pardavėjai dievina procesų stebėjimus. Tai gerai, kad pačiu laiku pas Martyną atėjo motyvacijos guru, kuris sako, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš jums pravesiu seminarą, kurio metu iš jūsų kolegų padarysiu tikrus lyderius.
Ir iš tikrųjų tokie seminarai būna žiauriai faini, žiauriai smagus. Tačiau kaip taisyklė, dalis kolegų supranta, kad samdomas darbas ne jiems. O kur dar coachingo guru, kuris sako, žiūrėkit, jums nieko nereiks daryti, aš padėsiu išspręsti šitą įtemptą atmosferą jūsų darbe. Žodžiu, besiklausant visų šitų gurų, ekspertų ir specialistų, atrodo, kad kiekvienas iš jų turi kažkokią unikalią metodiką. Yra išradęs niekam nežinomą būdą, kaip išspręsti visas problemas. Tačiau stebuklai būna tik tais pasakose. O realiam gyvenime svarbus tik vienas klausimas. Kas čia kiečiausias? Ačiū už dėmesį.